Labą, tai šiandien susitinkam filmuke, kuriame viskas bus apie blakstienas, kurias aš labai mėgstu. Ir pademonstruosiu, kaip gražiai ir tvarkingai prisiklijuoti dirbtinas blakstienas ir nebijot jų, nebijot klijų, nes dažnai, man atrodo, mes labai nepasitikim savim ir baiminamės, kad negražiai prisiklijuosim tas blakstienas, jos bus nepatogios, atrodys netvarkingai. Tai tikrai tą galit padaryti namuose per kelias minutės ir blakstienas netgi išnešioti tiek vakare, tiek kitą dieną, ypatingai jeigu klijuosite kuokštinės blakstienas, tai porą dienų galėsite tikrai džiaugtis gražiom, tvarkingom, ilgom, tankiom blakstienom. Taigi tiek blakstienos, tiek blakstienų klijai yra iš vienos kosmetikos linijos, todėl juos bus labai paprasta jums rasti drogas parduotuvėse. Ir pirmieji yra skaidrus klijai, kuriuos naudosiu. Taip pat galima naudoti ir tamsius juodus klijus. Jie yra labai paprasti, lengvi naudoti, nereikia jų bijoti ir klijai išdžiūsta per 20-30 sekundžių. Tai skaidrius klijus gali rinktis merginos, kurios šiek tiek baiminasi, kad gali tų klijų padauginti. Tai skaidrus klijai tikrai labai nesimatys ir paslėps kažkokius nelygumus ar klaideles. Ir mano mylimi juodi klijai, kadangi juodi klijai iškart suteikia žvilgsniui tokio tamsumo ir ypatingai gražiai atrodo ant blakstienų, kurias klijuojam kuokšteliais. Blakstienas tikrai kiekviena ras savo patinkančias, nuo itin natūralių iki labai ryškių, priklauso kokio įvaizdžio norit. Taip pat ant kiekvienos dėžutės yra aprašymas, numeriukas ir pavadinimas. Tai aš turiu šiandien net 6 pakuotės blakstienų ir pademonstruosiu porą įvaizdžių. Taigi šiuo metu aš esu pasidariusi makiažą, tik tai mano akys yra nepadažytos tušu. Tai pirmiausia, rekomenduočiau prieš klijuojant blakstienas visgi pasidažyti savo blakstienas tušu, tada bus paprasčiau ir netaip sudirginsite savo akis. Kokį tušą naudosit, tikrai nėra svarbu, pasirinkit savo mėgstamą įprastą tušą ir tiesiog kaip visada padažykite viršutinės blakstienas. Pirmas blakstienas klijuosiu labai efektingas, ryškes, tankes, tai čia yra numeriukas 117. Štai taip jos atrodo iš arti ir iš tikrųjų tokios blakstienos bet kokį makiažą pavers itin efektingu, o ypatingai vakarinį. O kadangi klijuosiu pilną lanką, tai naudosiu skaidrius klijus. Jeigu matote, kad blakstienų linija jums yra per ilga, tai tiesiog galite su žirklutėm pakirpti jos galiukus ir pagal savo akies voką pasirinkti tinkamą dydį. Tai yra paprasta, neišsigąskit, jeigu jos yra per ilgos. Arba galite naudoti iškart mažesnio lanko, mažesnės linijos blakstienos, tarkim kaip šios, tai čia yra numeriukas 003. Patepus blakstienas klijais, palaukit dar kelias sekundės ir tik tada klijuokite blakstienas. Ir iš tikrųjų nereikia labai stipriai spausti, aš visada tiesiog su pincetu pasirenku blakstienos viduriuką, o tada užklijavus jau bandau priklijuoti visus kampučius. Ir kai esate tikra, kad blakstienos jau išdžiūvo, ne blakstienos, o klijai, jie tampa permatomi, tai būtinai dar su tuo pačiu savo tušu pereikit per visas blakstienas, tada jos labai gražiai
susilies su jūsų natūraliom blakstienom ir neatrodys taip dirbtinai priklijuotos. Tai tą aš ir padarau. Tai štai taip atrodo pirmas įvaizdis su pirmom blakstienom, kurios iš tikrųjų pakuotėje atrodė labai efektingos, bet kai gražiai padažai tušu ir makiažo neperkrauni, tai tiesiog atrodo labai išraiškingas žvilgsnis, bet manau, kad jos labai gražiai atrodytų ir su vakariniu makiažu, raudonom lūpom. Ir tikrai nereikia bijoti jų nuimti, jos nusijama labai gražiai, lengvai ir netgi nuplovus klijus su šiltu vandeniu ir muilu galite jas puikiai panaudoti dar ne vieną kartą. Aš taip darau ir tiesiog jas reikia prižiūrėti. Jeigu naudojate prieš tai tušą, kaip aš sakiau, tai galite tiesiog su makiažo valikliu, miceliniu vandeniu nuvalyti likučius ir tiek. Ir mano rankose kuokštinės blakstienos, kuokšteliais, su kuriomis galite susikurti kokį norite įvaizdį. Iš tikrųjų galite suklijuoti daug kuokštelių ir žvilgsnis bus labai efektingas. Jeigu norite natūraliai, tai galite tiesiog porą kuokštelių priklijuoti į kampučius ir jau žvilgsnis atrodys daug toks gilesnis, gražesnis. Iš tikrųjų galite labai visaip žaisti su šitom blakstienom ir man tas labai patinka. Kai klijuoju blakstienas kuokšteliais, tai tiesiog užsidedu klijų ant savo rankos, man taip yra daug patogiau. Pamerkiu į klijus. Patį kuokštelį irgi galite laikyti per vidurį, taip yra patogiausia, arčiau šaknelės, kad tiesiog nenulaužtumėt kuokštelio galiukų. O nuo vidurio naudoju trumpiausią ilgį. Kairę akį yra labai paprasta ir greita daryti, ypač jeigu esate dešiniarankė. Arba jeigu turit mamą, sesę šalia, irgi galite paprašyti, kad sudėtų kuokštelius, nes kitam sudėti kuokštelius tai yra ypatingai lengva, bet ir savo nėra toks jau sunkus ir didelis darbas. Nebijokit ir panaudot pirštų, jie čia irgi puikiai pasitarnauja. Šįkart noriu tokio lengvesnio, natūralesnio rezultato, tai palauksiu, kol klijai tikrai išdžius porą minučių ir tada vėl perbrauksiu jas blakstienų tušu. Blakstienų tušas labai gražiai viską sulieja ir pačios dirbtinės blakstienos kuokšteliai tampa dar tankesni ir atrodo labai gražiai. Gavosi labai natūralus, toks sakyčiau šiek tiek Kardashian stilius, kai trumpas blakstienos ir kas antra šiek tiek ilgesnė. Tai jeigu norit labai natūralaus varianto, tai sakyčiau naudokit patį trumpiausią ilgį, nebent jūsų pačios blakstienos yra labai ilgos. O kaip nuvalyti kuokštelius, tai tiesiog vakare, kai nusivalysit makiažą, tiesiog valykite įprastai, kaip valote blakstienų tušą ir visi kuokšteliai labai gražiai pasišalins. Tai tiek šiandien apie blakstienas, nebijokit jų, nebijokit klijų ir gražinkit savo žvilgsnius, tiek galbūt kiekvieną dieną, tiek galbūt ir kažkokiai progai. Tai šiandien tiek, atsisveikinu ir iki.